Lietuvoje 4 metus iš eilės paskutinę birželio savaitę ir 1 Liepos savaitgalį skiriame Lietuvos globėjam. Ir šią savaitę šiais metais pasirinkome širdį, geležinę širdį, galbūt skamba kiek ir nejaukiai, bet norėjos stipriai įprasminti geležinėje širdyje mūsų nuostatas. Nuostatas apie globą, nuostatas apie globojamus vaikus. Tai kviečiu atrakinti savo širdį, ar tai geležinę, ar metalinę, ar auksinę ir dalintis gerumu. 64% lietuvių mano, kad jų gyvenimą įprasmina šeima ir artimi santykiai. Tačiau 3 žmonės iš 4, tai yra 75%, sako, kad niekada nėra pagalvoję apie vaiko globą ar įvaikinimą. Tik tai 25%, 1/4 pagalvoja apie vaiko globą, apie vaikus netekusius tėvų globos. Žmonės jaučia viduj, kad vaikas yra suaugusio atspindys, kad vaikas formuojamas aplinkos, kad žmogui reikėjo prieš 100 metų žmogaus ir po 100 metų reikės žmogaus. O žmonės bijo vis dar. Dėl to mums reikia kalbėti, dėl to mums reikia atrakinti tokias širdis. Jeigu yra ta sąlyga, kad tik mano vaikas, tai ta meilė vadinasi sąlygota. O jeigu aš sugebu mylėti ir globoti vaiką ir matyti jį kaip savo vaiką, šita meilė yra dar didingesnė meilė. Tai yra besąlyginė meilė.